įeiti įeinam, o išeiti neįmanom. Pasižiūrėkite. Negaliu atsistoti, nes reikia lenktis. Lenktis reikia eiti pro. Čia žmonės ir tokie, pamažiukai turėjo būti. Ir šventi į pačią Lietuvos sostą. Mėly draugai, antra dalis, kuri tikrai nustebins jūs visus, nes mes jau buvome pirmoji daly, varėsime į antrą. Čia reikia truputėlį kitaip lipti. Įlipsi. Mes varom į apačią. Palauk, negalima. Galima. Tai dabar leidžiamės mes į labai įdomų kambarių patį. Bet aš šviesos kol kas neturiu. Jungsim taip pat šviesą, palaukit. Yra šviesa čia. Viskas pilna šviesa yra. Pilna šviesa yra jungta, kur daug ranka. Yra ranka, yra viskas yra čia. Unikalu labai įdomus dalykas. Kaip atrodo, kaip Amerikoje ir iš tikrųjų čia yra labai įdomus dalykas. Žiūrėkite, čia yra kladukas. Šitie skladukai yra autentiški, nežinau, turbūt gal rusų ar sovietų laikų. Viskas yra sena. Yra tiek surinkta, daug. Viskas yra sena. Netgi radio senas yra. Žmogus, kuris pardavęs šitą, žiūrėkite, kiek yra tai. Ir kitas dalykas, šias dalykas yra pirtelė, kuri dar iki šiol yra visa dar neapipelėjusi. Čia turbūt nemuvo sugėrimas ir, čia va šiandien reklama yra kitam dalykui. Aišku, čia dušai atvesti dabar ir naujai yra, bet svarbiausias dalykas, pažiūrėkite tas. Viskas yra beržų išklota. O antras dalykas yra durės. Kokio storumo? Durės, storumo, liūba net nepakeliam. Reikia pagalbos. Užsirakinam mes čia ir ką mes čia veikiam? Ir vinčius. Ir vinčius. A dabar žiūrėk, atidarom vos, neina. Neina, nes čia neaišku, nuo ko čia slėpėsi, čia nuo karo, nuo ko. Mario, padėk, mes nebeišeisim. Mes jeigu būnam išėlės vinčiaus turim. Matote, tai aš padėsiu to. Šitas muziejus yra toks kad ir vėsu, ir labai malonu būti. Dar vienas kambarys yra, pamiršau pasakyti. Dar vienas kambariukas yra, kur senas, biškai perdarytas, ir yra laikraštis. Laikrodis yra, ir visi yra seni daiktai, kurie, ir kamera yra sena labai kamera. Muziejus Lietuvoje egzistuojas naujas gimtadienis. Gerą vakarą visiems su žolinėmis.